Pasiruošimo žygiui. Tikrinam slėgį, kabinam tašes. Penktadienio vakaras. Viskas ultralight. Kaip vaikūnas? Viskas filmas būtų. Labas, Zūras. Sveiki. Tik tai dabar rimas, ne? Nu, rimas iš kažkokio, o Karolis dviratį sulūžo. Nes rimai kažkas skauda. Karoči pabyro kariai. Jis nepavažiuoja, nes jis buvo ant 15. Karoliui čia Nestanislavskai. Kažkas su žvaigždynu ten viduj. O ne čia būtų paapčiau? Ką man sakyt, žmonai? Nu, kaip nuotaikos ryte? Gerai, biškį rytis šalčiau buvo nekrikiausiai. Kas smagiai važiuojas. Nu, tu šnekoriščiau. Supranti, va, tuos pirkau, aš žadėjau juos dėtis visą laiką ant priekio, žinai. Tai žodžiu, sveiki atvykę į West Coast Bikepacking, featuring kava. Važiuosim, jau kiek mums 12 km su Robertu, jau vyrai yra 60 suvažinėję, mes biškį išsimiegojom, nieko tokio. Šiandien laukia dar kokie 100 kilometrėlių, tai va, fainai geras oras bus, matau, kebros jau rodyti turbūt yra tikrai daug ir dar daugie sakė, laikas parodys. Jach. Nu, raportuojam. Ką turim? Skylę. Turim kiaurą padangą, bandom pripūsti. Tikiuosi, tu tublės atveiks šį kartą. Mes jeigu išvažiuosim, rytoj išmiegoji pas atvažiuoti. Atvažiuoja visas nusiplūkęs, mes, nu ką, pailsėjom galim varyti. Nu taip dažniausiai būna, žinai. Nepro. Irgi nebuvai važiavęs. Buvo kažkada. Tai jau velkiesi biškiau, ne kažką jau.
Gerzo Verutė, nufilmuok kamerą. Bandom, gal Paliekam bus saugiau. Amazing. Vis tiek imsi geriausius. Nu, bet gal tik ragas žiauriai belenkiai geras yra. Matomai, čia porcijas šiek didelis yra, tai... Ačiū jie. Kaip jau... Tai kuris geriausias? Nežinau, žinau, visi geri. Shit. Nice. Busting a move. King in the castle. Mr. Bond. Su auksiniai tokie yra. Tai čia yra pilna porcija, tai... Tai galim parpusėti. Jo, nes, nu, gan pilna porcija. Čia normali porcija, jo. O galima pasiekti? Dar per pusę kelią. Jau tu čia Buvom Cozy kavinėje. Reivo vietoje. O, čia, Darbėnuose. Labai verta užsukti. Visi pavalgė, spakainė, važiuosim toliau. Evaldas prisijungė. Suvalgiau sumuštinį kilogramų svorio. Tai gavau jėgas dabar. Bet jie nevažiuoja labai greitai, tai labai gerai dabar virškint. Po to, kai suvirškins, Max bus. O tavo prilipus to? Jo, čia mano senas draugas. Reklama. Bing Chilling sėdynė. Geriau ir būt negali. Geriau negu malta. Reikėjo sakyti ne žopa. Nu ką, į tą piliakalnį priekį įvažiuo, dabar ant kalno reikės. Kalėjimas perdas statumą, ne? Kuo labiau jau kyla, jau trim laipsnių. Dabar žiauriausia būtų, jeigu kyla nuo kalno ir biškai dešinę pavažiuojam ir nusileidžiam. Давай. Nu, kur mes esam? Kartinos piliakalnis. Čia pasikorvitus kažkas. Kunigaikštis Lukas gyveno čia. Pala, gali padaryti, kad Luką laikai ant rankos? Kažkurios vietos. Ar taip? Čia ties pilnu maždaug laikai. Va. O, nice, atrodo, kad. O. Telefonus, tai. Viskas sugadinti. Ja, paskutinė dienos parduotuvė, turbūt. Pirksim šnekorių, pirksim grikių. Kaštavojimo ant vakaro.
Dėt šnekodžio. Lukas sako, čia pasirinkimas. Lukas pasirinkimas. Kaip kalnas? Geras. Paskui 2 kilometrai buvo ekstremalu. Kaip ženklas, sakė. Jo, stūmėm, daug stūmėm, tada kai nustojom stumt, tada pradėjom brautis pro mišką. Bet brovėm ir va atėjom. Stovyklavvietė yra kind of. Laužas užkurtas, viskas paruošta. Tai viskas paruošta, namelis pastatytas. Visko yra. Eisim valgyti, atsigauti ir pamatysi. Nu, Hari, tavo žodelis. Labai smagu buvo. Paskutinė dalis ypač. Ir kai pamačiau 2 aukšto namą šį, tai labai apsidžiaugiau. Vila? Vila. Reikia maistą įdėti, keptuvę. Nu ir dar Rimo žodis, kaip žygis šiandienas. Žygis normaliai. Aš biškį praskipinau, bet užpiriau laužą. Laukiu mėsos iš jūsų. O plakašiai. Čia kiek kiaušinienė, tokie kvadratiniai sugėti. Sumuštinė. O, sveiki atvykę į mano namus. Man tikė. Ką turim? Turim stalą, turim kiaušinių turim. Turim porą, turim 2 suolus. Ir šiaip padė. Nu jo, ant to. Aš tai padėsiu, va, čia žinai, kur nors karštą. Suriubytę virsi? Ne, va. Jau kenčia dviratukai. Labas vakaras. Visai visi? O, Karolis su kalnų dviračiu. Šitą reginę lietai pamatys. Valio. Labas. Labas vakaras. Kaip paskutinis kilometras? Paskutiniai 2 kilometrai. Mes pasidarėm, kad būtų daugiau. A, jo? Jo, mes bandėm iš kitos pusės apvažiuoti, būt gudrus. Radom nuneštą tiltą. Labas. Sveiks. Manęs nemutina. Šef. Vyrovai. Taip gražu, toninė, čirška, su kišinukais. O, dar viena. Su kodu kažkoks tai? Su kodu. Kodu kodai. Kodu gerai, su kodu dar. O, taip gerai. Jokių atliekų. Jokių. Man bus teisingai? Pasakysiu kodų, žinai ką reiškia tie kodai? Čia jau antrą užėjimą darai? Ar tu vis tipo nuvalgai ir dameti kiaušinį?
specialus laikiklis, ne? Jo. Jisai naujas ten, man atrodo, brangus daiktas. 500 pinigų. Daug pinigų, jo. Vilnių tai yra Dariaus regiono gatvė ten prie uosto. Pastatė ofisus. Tai aš įkėliau tą lėktuvą į vidų. Jo, tai ten... Jo, aš įkėliau per stogą. Paskui sparnus. Taip kaip įdėjo. Ir paskui su ta... Žemai čia tam... Dar vieną faktą ieškau apie Šveicariją. Kažkas yra susijęs su to seniausiu, man atrodo, audėjų, kuris audžia juostas. Tai buvo Rusijos vėliava. Ne, Rusijos. Aš tai nuvažiavęs į Husvarną, supratau, kad čia tas miestas Husvarna, kur pjūklus pradėjo gaminti. Jonas, ne, ten mums priėmė, tai jis iš ten yra kitai. Ai, man kažkaip nepasakoju šitą. Jisai tik nustebo, kad aš labai daug sumuštinių prašau iš jo. Padaro vieną ir galvoja, kad man užtekti ir aš sakau, kad ne. Vyras tave. Sako, važiuok, jau vejasi tave. Ne, aš tada tuo metu tai aš buvau trečias, man atrodo. Viskas, einu miegot. Laužas gęsta jau. Tvarko. Mini šepetėlis. Dantukai. Viską nufilmuoju. Viską nufilmuosiu. Ir welcome to my crib. Nakvynė namelį. Lukai, kaip tu? Šalta. Ką? Visaka. Skersvę jį pradarė. Jau. Visi jau. Rodykite visi gyvi. Ir va, kaip filmuotojas miegas namukai. Labai gerai. Labai šiltai. Labai ramiai. Niekas nesitrankė? Aš su kamštukais buvau, tai man tai nieko nesigirdėjo. Toliau. Visas stovyklavietė apžiūrėt. Hamakiukai. Karulį apžiūrėt. Geriausiai niekur išlipti nereikia iš lovos, čia vat gyvenimas. Viską pasiruošęs buvau jau. Supustryčiaut. Svarbiausia tinkamą aukštį pasikabinti, žinai, kad ne per aukštai ir pasiekti, ką galima. Arba rankas ilgas turėtų. Ai, nu čia dar antras dalykas. Na, išbėgantis buvo. Ir jeigu tai yra. Po to gali būt, kad skaudės kažką. Gerai, ką praneši. Pavartyt, kad neprisilta. Paskutiniai akcentukai. Neišsišyt. Yra du variantai. Į dešinę važiuosi į Rugaičius, tada bus didelė.
po kokią šliukytę užsimeti, tai iš viso visą laiką šiltas būna. Tu čia jau kapot. Duoda taip pat jėgo. Jo. Jisai nežiūrė, kurios pavyzdžiai. Tai vat į baikį labiausiai ir suvalgo tas. Jo. Žalianų tokia nevarysi, į garantą. Beveik su mane žmona išvaryti. Mats, kad naudoja? Nu, bet čia palaikau, man plūktai. Šitas labai negražios sėdynės, bet jeigu patogus, tai ką darysi, ne? Ai. Jau buvo beveik medžiagos. Greičio reikėtų daugiau. Vienam kokia taip lėtai vyrai važiuoja. Jungiamės. Aš tau tai pajungsiu. Einam žirgelius pamaitinti markyčių. Jeigu ką čia motociklininkas pašiukšina. Nu. Parduodu. Nori asos Nike? Man per maža. Sukrautas tiedaro. Ne, čia šiandien toks. Ant šitos kažkaip nesimato, tai rodžiutų. Tiesa ar netiesa? Kad ant KMC Aurora grandinės nesimato rodžiutų. Nesimato, atrodo kaip tas pats Rainbow visiškai. Ja. Ai, čia prie mūsų buvo. Apie trūksta trūmas. Eternity later, ne? Ne, ten gan gerai. Dabar dar gan gerai.
Nu, va, švieži, gražus dviračiai. Bling, bling. Bling, bling. Tai irgi gavas, kad po valandos laiko išmynė. Bet kaldas, nežinau, greitas vaikinas, tai... Mes baisiai stipriai neskubėjom, tai tiesiog visus tos lankus važiavom pagal maršrutą. Dar ledų sustojom suvalgyti biškį. Pabaiga. Maršrutas baigtas.